Sveiki visi, eilinė laida Teisėjo akimis. Apžvelgsime 6 ir 7 turo įdomesnius klipus. 6 turas pas mus labai suraudonavo raudonom kortelėm, tai kai kurias iš jų mes aptarsime šitoje laidoje. Šiandien su manim Gediminas Mažeika. Sveiki gyvi. Galime pradėti, manau, nuo pirmo klipo. Tai pats įdomiausias, ko gero man, kadangi varinės rungtynės, tai buvo Kauno Žalgiris prieš Panevėžį. Žiūrime momentą ir galime pradėti turbūt pasakot, kas čia atsitiko. Tai matome, jog Panevėžio žaidėjas labai neatsargiai rizikuodamas varžovo sveikatą, žaidžia aukštai, intensyviai ir pataiko tiesiai į veidą varžovui. Pirmas sprendimas aikštėje buvo geltona kortelė, tačiau varas peržiūrės, mūsų nuomonė teisingai padarė intervenciją ir kortelė buvo pakeista iš geltonos į raudoną. Gal dar reikėtų paminėti, kad teisėjai kartais vadovaujasi, kad per visus mūsų seminarus ir pristatant naujas medžiagas mes turime prie klipų tokią kaip įvertinimo skalę, kur nuo žalios pražangos jinai geltonoja ir nuo geltonos jinai raudonoja. Ir visą laiką būna tas vadinamas mūsų kalba borderlinas, kada teisėjas gali parodyti ir geltoną, ir raudoną kortelę ir tuo pačiu iš mūsų turbūt inspektavimo pusės tai nebūtų grubi klaida, nes būtų palaikymas ir geltonos, ir raudonos kortelės. Jeigu vadovaujantis tai skaliai, ką jūs matote savo ekrane, tai pagal mus tai buvo teisinga intervencija, bet pati raudona kortelė turbūt eitų į numerį 8. Kaip borderlinas, kad jinai turi ir geltonos kortelės savybių, bet to pačiu jinai raudonoja į raudoną pusę. Taip, labai svarbus momentas, man atrodo, šitame epizode yra tai, kad jeigu mes kalbame apie 90, tai dažniausiai kontaktas būna tiesiai į veidą ir dažniausiai atvirais grifais, tai mes neturime jokių abejonių. Šį kartą taip pat man abejonių nekyla, kadangi greitai atbėga žaidėjas, neturi galimybės sužaisti kamuolį, pataiko tiesiai į varzdą, taip kad tikrai sukelia pavojų žaidėjo sveikatai. Antra situacija, kurią norime apžvelgti, tai rungtynės Žalgiris Šiauliai ir tiesioginė raudona kortelė Šiaulių gynėjui. Taip, kadangi buvau pats šitose rungtynėse ir jaučiau gyvai, galima sakyti, tą momentą, kas kartais labai yra svarbu, po šitos pražangos teisėjas iš karto išsitraukė raudoną kortelę. Jeigu vėlgi pagal skalę turbūt vertinimo, aš irgi eičiau turbūt į 8, nes pagrindinis toks veiksmas, ko mums trūksta iki 9, tai intensyvumas atbėgimo ir šuolio. Bet labai norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, kad pražangos metu žaidėjas šoka iš vietos, bet vienu metu jau abi dvi kojos yra pakilusios nuo aikštės, tuo pačiu pagal mus mes skaitome, kad žaidėjas jau nebekontroliuoja tokioj padėti savo veiksmų ir sužaista mes neturime švaraus paveikslėlio čionai, kad parodyti, kur buvo atsitrenkimo taškas į koją, bet tai buvo virš čiurnos ir tikrai pavojingai atvira tiesia koja, už tai jisai ir buvo nubaustas raudona kortelė. Taip, labai geras sprendimas, mano akimis taip pat ir aš manau, kad dar vienas dalykas tai, kad jautėsi, jog aš rungtynėse nebuvau, bet netgi žiūrint video klipo, man jaučiasi, jog tai buvo kažkokia liktai tokia frustracija iš to Šiaulių žaidėjo, kadangi jisai pralaimėjo dvikovą ir bandė laimėti kamuolį jau tokiu dideliu šuoliu, kuomet tu irgi visą laiką rizikuoji būti nubaustas raudona kortelė. Taip kad... Tai dar vienas geras sprendimas. Taip, geras sprendimas. Trečias epizodas, kurį aptarsime, tai yra rungtynės Transinvest Sūduva ir parodyta antra geltona kortelė. Tačiau mes peržiūrėję šį vaizdo įrašą, šį klipą, mes nusprendėme, jog tai turėjo būti tiesiog ne raudona kortelė. Ir šį kartą turbūt tai yra daugiau, mes kalbame ne apie grubų, apie taisyklių pažeidimą, bet mes kalbame apie tą vadinamą violent conduct. Lietuviškai būtų toksai
visiškai nepateisinamas elgesys, tai daugiau ne tai, kad nesportinis, netgi sakyčiau kažkoks tai toksai jau daugiau huliganiškas, sakykime, toks elgesys. Ypač jeigu mes lyginsime šitą klipą su pirmais dviejais, ką mes parodėme, mes galime sakyti, kad pirmose klipuose tai buvo žaidybinės situacijos, kur žaidėjai lygtais bando žaisti ir į kamuolį ir subaudoja grubiau, bet šis momentas taip, čia va, kaip Gediminai sakai, turbūt daugiau huliganiško veiksmo yra. Ir čia reikia pripažinti, kad už šitą veiksmą turėjo būti parodyta tiesioginė raudona kortelė, bet ne antra geltona, kuri pavirto į raudoną kortelę. Bet kokiu atveju, jeigu mes pripažįstame, kad tai yra tiesioginė raudona kortelė, bet teisėjas parodo antrą geltoną raudoną kortelę, tai yra kritinė klaida teisėjui. Nors žaidėjas bet kokiu atveju buvo pašalintas iš aikštės, bet teisėjo ataskaitoj tai grubi klaida. Dar viena situacija, tai iš dar vienos rungtynės su VAR, tai yra rungtynės Banga Sūduva. Ganėtinai įdomi tokia, sakyčiau, dviguba situacija. Čia turbūt reikia paminėti, bet ką mes turbūt kalbėjome prieš tai, kad mes vis dar mokomės, daug yra naujų dalykų, kurie atsitinka būtent šitoje erdvėje, VAR kambarį. Tos būtent intervencijos, kada jos yra geros ir mes susidurėm jau antrą kartą, kada jos turbūt jų ir neturėtų būti šiais atvejais, bet to pačiu mes norime pasidžiaugti, kad aikštės teisėjai, kurie iš tikrųjų priima paskutinį sprendimą, nuėjo pasižiūrėti, liko prie savo nuomonės ir pozicijos tam tikrose situacijose ir tas dalykas džiugina. Pats žinau iš savo patirties, kad kartais sėdint kambaryje, ypač jeigu tu sėdi kambaryje ir ne autobusiuke, tai labai sunku pajausti tą dvasią rungtynių. Ir kartais tu pradedi žiūrėti tą epizodą 1, 2, 3 kartą ir tu save bandai įtikinti, kad galbūt kažkas tai atsitiko. Teisėjai, kurie, kaip tu minėjai, mes džiaugiamės jų sprendimais, tai jie jaučia rungtynių dvasią. Jie turi geresnius kampus, ko gero, negu mes kol kas dar turime su VAR. Ir šiame epizode tai aš ypač džiaugiausi, kad buvo pasiliktas su savo sprendimu, kadangi buvo teisėjas pakviestas dėl galimo žaidimo ranka, jisai liko savo sprendimu ir kuomet jau yra atidaromas pagal VAR protokolą baudinio situacija, tuomet tu gali peržiūrėti tą vadinamą APP, arba tai yra ta atakos fazė. Ir atakos fazėje buvo užfiksuota, kad buvo grubi pražanga iš puolančios komandos. Tai Orestas labai teisingai nepaskyrė baudinio ir parodė geltoną kortelę Bangos žaidėjai. Tai tie, kas norėtų sužinoti, kaip teisėjas gyvena rungtynėse, ką jaučia, kaip komunikuoja, kaip bendrauja su žaidėjais ir su savo komanda, tai mes kviečiame pasižiūrėti vieną iš Mic'd Up laidelių, kuri išėjo neseniai. Ir galbūt, žiūrėdami šią laidą, jūs sugalvosite tapti futbolo teisėjų. O mes visą laiką pasiruošę kuo daugiau žmonių priimti į savo tarpą. Manau, gavosi labai gera medžiaga, ir kuri naudinga yra ir futbolo bendruomeniai, kurie domisi šito, kaip teisėjas valdo ir gyvena rungtynėm iš vidaus, bet to pačiu labai naudinga medžiaga ir mūsų teisėjam. Nes ne tą, ką padarė, bet turbūt Donatas tai daro pastoviai, tas rungtynių valdymas per Gentle prizmę, tikrai daugeliu teisėjų mūsų trūksta, mes su to kovojam, bandom kovoti, tai labai geras pavyzdys mums visiems. Taip, labai gyva laida. Pasižiūrėkite ir ateikite teisėjauti. Iki kitų susitikimų. Iki.